Irano prezidentas beveik pravirko tiesioginėme eteryje, kai Trumpas uždarė Hormuzo sąsiaurį režimui ir pavertė pagrindinį Teherano ekonominį koridorių JAV pajėgų stebima trasa. Tačiau Sud Pesei Masudas Peseškinas pasirodė valstybinėje televizijoje 2026 m. Liepos 14 d. spaudžiamas naujų bombardavimų. Bacha žytė Bacha. Dėl jūrų blokados ir karinės erdvės praradimo pietinėje šalies dalyje. Prieš kameras jis pažadėjo ginti kiekvieną Irano teritorijos centimetrą veiksmais ir paklausė, ar Vašingtonas pasiekė savo tikslus mūšio lauke. Kokia yra Amerikos prezidento retorika? Matote, jie ir toliau naudoja savo retoriką ir daro šios dalykus. Bet klausimas yra toks, ar mūšio lauke jiems pavyko pasiekti savo tikslus? Žmonės, kurie nusprendė padalyti mūsų Iraną į dalis, galų gale, ko jie galiausiai pasiekė savo planais. Iš tikrųjų, mes ginsime kiekvieną savo žemės centimetrą, remdamiesi savo tikėjimu ir įsitikinimais. O tie grubų žodžiai, kuriuos jie sako, yra verti jų, o ne mūsų. O kaip jūs matote ateities kelią Irano žmonėms? Mūsų pirmasis žingsnis yra užtikrinti, kad vienybė ir vidinė sanglauda būtų išlaikytos. Bet koks žodis ar elgesys galintis sukelti susiskaldymą visuomenėje. Galiausiai tai susilpnins mūsų stiprybę. Kalba bandė parodyti tvirtumą, bet atskleidė, koks didelis yra spaudimas. Prieš kelias valandas Donaldas Trumpas vėl užblokavo visus Irano uostus, naftos terminalus ir pakrantės zonas. Tuo metu regione veikė daugiau nei 20 karo laivų ir 100 amerikiečių orlaivių. Priemonė nedraudžia laivams plaukiantiems į kitus Persijos įlankos uostus, tačiau uždaro koridorių laivams susijusiems su Irano prekyba, tai paveikdama eksportą, tiekimą ir pinigų srautus. Per pirmąsias 17 valandų 2 komerciniai laivai bandę pralaužti užtvarą buvo nukreipti kitų maršrutų. Peseškinas kalbėjo apie pasipriešinimą būtent tada, kai Trumpas pradėjo kontroliuoti krizės eigą jūroje, ore ir per sankcijas. Kaip Teheranas reaguos, nepadidindamas savo pralaimėjimo? Peseškinas atsakė į Trumpo teiginį, kad didžioji dalis Irano karinės galios buvo sunaikinta ir bandė paversti šį pareiškimą vidaus vienybės gynimu. Valstybinė agentūra IRNA užfiksavo, kad prezidentas paklausė, kur nuėjo tie, kurie siekia suskaldyti Iraną, ir pabrėžė, kad atsakas bus parodytas veiksmais. Pareikšimas buvo padarytas Teherane gyventojams jau kelis mėnesius kenčiantiems nuo karo, ekonominio spaudimo ir karinių nuostolių. Emocingas tonas nepakeičia padėties jūroje. Irano vyriausybė kalba apie suverenitetą, tačiau dabar turi įrodyti, kad sugeba judinti laivus, parduoti naftą ir aprūpinti savo pajėgas, nepaisant amerikiečių kontrolės. Trumpas atnaujino blokadą Liepos 14 d. 20 val. 20 min. pagal Greenwicho laiką. Įsakymas taikomas bet kokios vėliavos laivams įplaukiantiems ar išplaukiantiems iš Irano uostų, terminalų ir pakrančių zonų. Hormuzo sąsiauris išlieka atviras laivams, kurių kilmės ar paskirties vieta nėra Iranas. Šis skirtumas yra lemiamas. Vašingtonas neužblokuoja Persijos įlankos arabų šalių energetikos. Jis izoliuoja konfliktą Irano režimo priekybą. Amerikos pajėgos pradėjo naujas atakų bangas prieš pakrančių gynybos sistemas, sandėlius ir sparnuotųjų raketų paleidimo vietas. Liepos 15 d. centrinė vadovybė pranešė, kad per 90 minučių trukusią operaciją buvo smogta Didžiojo Tumbi salai netoli sąsiaurio. Su deklaruotu tikslu sumažinti Irano gebėjimą atakuoti komercinius laivus. Prieš kelias dienas kariniai taikiniai taip pat buvo atakuoti Bušehre, Šabahare, Jaske, Konarake, Abu Musoje ir Bandar Abase. Amerikos vadovybė taip pat paneigė Irano valstybinės žiniasklaidos paskelbtą versiją, kad Rovizėje esantis civilinis kviečių sandėlis buvo bombarduotas. Jungtinių valstijų teigimu atakos buvo nukreiptos į karinės struktūras susijusias su pakrančių gynyba ir puolimais prieš laivus. Versijų nesutapimas rodo, kaip Teheranas bando nukreipti dėmesį nuo karinių pajėgumų praradimo į kaltinimus. Atakos buvo nukreiptos į karinės struktūras, pakrančių gynybą ir puolimus prieš laivus. Amen. Aha, kaip jie smūgiuoja. O, tiek daug, jie visiškai kitokie. Jie užpuola jūrą, viską sudaužo ir paskui viską nudažo krauju bei ugnimi. Iš tikrųjų, šios scenos turi savo žavesį.
Jie nemoka iš karto šlovė ir poreikis. Darbas, nes mes žinome, kaip viskas vyksta su Nani. Ar mama tave kvietė valgyti? Teheranas atsakė padidindamas grasinimus. Užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad bet koks išpolis Irano teritorijoje sukels atsaką, nesvarbu ar jis įvyks šiaurėje, pietuose, rytuose ar vakaruose. Revoliucinė gvardija taip pat pareiškė užpuolusi amerikiečių objektus Kuveite ir Bahreine. Kuveito valdžios institucijos teigia, kad jų gynyba susidūrė su Irano dronais, o Reuters pranešė, kad negalėjo iš karto patikrinti visų režimo pateiktų teiginių. Sprogimai ir įspėjimai taip pat buvo užfiksuoti skirtingose regiono vietose, o Amerikos bazės išliko parengties būsenoje. Atakų išplėtimas į Kuveitą, Bahreiną, Katarą ir Jordaniją atskleidžia Irano strategiją daryti spaudimą šalims, kuriuose yra dislokuotos JAV pajėgos. Pesachian problema yra tas, kad kiekvienas naujas šūvis į šią sistemą ar teritorijas didina regioninį palaikymą Amerikos pajėgų teikiamai apsaugai ir suteikia Trumpui daugiau pagrindo pratęsti operaciją. Baltieji rūmai taip pat ėmėsi finansinės struktūros remiančios Irano ginkluotę. Liepos 15 dieną Iždo departamentas paskelbė sankcijas 7 asmenims ir subjektams priklausantiems tinklui susijusiems su medžiagų pirkimu ir transportavimu revoliuciniai gvardijai. Sąraše yra operatoriai ir įmonės Irane, Nigerijoje, Italijoje ir jis vis plečiasi. JAV vyriausybė teigia, kad aviacijos, transporto įmonės, finansiniai kanalai ir kelionių koordinatoriai buvo naudojami siekiant nuslėpti revoliucinės gvardijos dalyvavimą ir perkelti medžiagas bei žmonės tarp skirtingų šalių. Tikslinių asmenų turtas, esantis JAV jurisdikcijoje, buvo užblokuotas, sandoriai uždrausti, o įmonės, kurias sankcionuotieji kontroliuoja 50 ar daugiau procentų, taip pat susidūrė su apribojimais. Scottas Bassettas pareiškė, kad Trumpas reikalauja Irano denuklearizacijos ir kad Vašingtonas toliau ardys tinklus, kurie palaiko režimo ginkluotės programas ir karo mašiną. Taigi apsiaustys vyksta 3 frontais. Laivai yra sulaikomi, kariniai objektai atakuojami, o finansiniai tarpininkai praranda prieigą prie tarptautinės sistemos. Politinis poveikis Irano viduje taip pat pasirodė, tai matyti ir socialiniuose tinkluose. Kai kurie įrašai rodo piliečius, kurie žodžiu puola Trumpą ir sako, kad nebijo raketų, naikintuvų ar B2 bombonešių. Sveiki, mėly draugai, mėly draugai. Tai tas pats bokštas, kurį Trumpas užpuolė praėjusią naktį. Trumpas yra bailys. Aš nebijau jūsų raketų, nebijau jūsų naikintuvų, nebijau jūsų naujovių. Mes esame iraniečiai ir su pasididžiavimu šaukiame, kad visas pasaulis išgirstų mūsų balsą. Jei turėčiau galimybę, pats tau perpjaučiau gerklę, baili. Šie vaizdo įrašai atskleidžia pasipiktinimą prieš Jungtines valstijas, tačiau jie neįrodo bendro nuomonės pasikeitimo tarp iraniečių. Atskiri pranešimai paskelbti kontroliuojamoje aplinkoje ir esant interneto apribojimams automatiškai neatspindi visos visuomenės. Tyrimai apie ryšio blokavimus Irane parodė koordinuotus ir plačius sutrikimus per 2026 metai vidaus krizes. Peskhinas bando pasinaudoti nacionalizuotų, nacionalistinių jausmų, kad suvienytų gyventojus aplink vyriausybę, net ir po protestų, represijų bei ekonominių sunkumų. Jo pažadas atsakyti veiksmais taip pat padeda išvengti įvaizdžio, kad režimas prarado sąsiaurio kontrolę. Tačiau yra didelis atotrūkis tarp suvereniteto deklaravimo prieš kameras ir gebėjimo išlaikyti veikiantį komercinį maršrutą apsuptą amerikiečių laivų, orlaivių ir stebėjimo sistemų. Donaldas Trumpas palieka atvirą diplomatinę išeitį, bet labai griežtomis sąlygomis. Vašingtonas reikalauja, kad Iranas nutrauktų atakas prieš laivus, užtikrintų laisvą praėjimą per sąsiaurį ir atnaujintų dėrybas dėl branduolinės programos. Tuo pačiu metu Amerikos prezidentas pagrasino išplėsti atakas prieš elektrinės ir tiltus, jei Teheranas atsisakys susitarimo. Bet kokia ataka prieš Jungtinių valstijų laivus ar objektus gali sukelti dar vieną bombardavimo bangą ir padaryti blokadą dar griežtesnę. Pažadas atsakyti veiksmais pastatė patį Irano prezidentą į neatidėliotino spaudimo padėtį, imtis veiksmų ir rizikuoti didesnių smūgių arba atsitraukti susidūrus su Hormuze surengta blokada. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo. Palaikykite mūsų projektą ir prisidėkite finansiškai per ekrane matomą PIX raktą.
Esame nepriklausomas kanalas, kurio tikslas pateikti jums tikrą informaciją. Jūsų parama padeda mums išlikti ir tęsti veiklą. Ačiū.